Taigi toliau tęsime kelionę Mato Evangelijoje ir šiandieną skaitysime Mato pirmą skyrių nuo 18 iki galo, iki 25 eilutės. Vakar mes aptarėme Jėzaus genealogiją ir kam jinai reikalinga, o šiandieną skaitysime toliau. Jėzaus Kristaus gimimas buvo toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su Juozapu. Dar nepradėjus jiems kartu gyventi, ji tapo nėščia iš šventosios dvasios. Šitoje mažoje eilutėje iš tikrųjų pasakyta labai daug. Tais laikais Izraelyje moteris tuokdavosi gana jauno amžiaus. Tai tikrai galiu garantuoti, kad Marijai nebuvo virš 30 metų ar virš 20, jinai greičiausiai buvo jaunesnė negu 20 metų. Izraelio kultūroje vestuvės vykdavo tokia tvarka. Pirmiausia, įvykdavo sužadėtuvės. Ir sužadėtuvės buvo labai rimtas įsipareigojimas. Tai mūsų laikais tai būtų beveik tas pats, kas vestuvės. Kai du žmonės susižadėdavo, jie pasirašydavo sužadėtuvių sutartį, sužadėtinis, jie pasikeisdavo dovanomis, sužadėtinis išvykdavo atgal į savo namus, kad paruoštų nuotakai namus, į kuriuos jisai galėtų ją parsivesti ir ten kartu gyventi jau šeimininį gyvenimą. O sužadėtinė pasižadėdavo likti jam ištikima, skaisti iki santuokos ir ruoštis santuokai, siūti savo suknelę ir laukti savo mylimo sužadėtinio. Ir štaigi mes matome, kad Juozapas ir Marija susižadėjo. Ir tikrai galime įsivaizduoti jauna mergelė, štai nuostabi ateitis, sužadėtuvės, daug svajonių, daug lūkesčių. Ir, kaip aš minėjau vakar, Matas labiau kreipia dėmesį į šiam skyriui į Juozapą. O Lukas, pavyzdžiui, labai daug dėmesio skiria Marijai. Tai jeigu jūs norite pamatyti Marijos pusę labiau, kaip jai ten buvo, tai galite paskaityti Luko Evangeliją. O čia Matas labiau kreipia dėmesį į Juozapą. Ir štai Marija su Juozapu susižada, nuostabi šventė, laukimas, Juozapas išvyksta ruošti namų, į kurias galėtų Marija parsivežti. Ir atsitinka toks dalykas. Marija tampa nėščia. Ir čia labai svarbu, kad Dievas pamini, kad dar nepradėjus jiems kartu gyventi. Tai reiškia, jie negyveno kaip vyras ir žmona, jie neturėjo lytinių santykių. Žydų kultūroje iki santuokos lytiniai santykiai buvo nuodėmė, pagal Bibliją tai nuodėmė ir šiais laikais. Tai paminima, kad jie neturėjo lytinių santykių. Ir štai jie tampa nėščia iš šventosios dvasios. Tai nepaaiškinama nei moksliškai, nei kaip, nes prisiminkite, kad Jėzus buvo Dievo sūnus. Dėl to jisai neturi biologinio tėčio. Juozapas buvo jo, kaip pasakyti, globėjas. O Jėzus taip pat buvo ir žmogus, tai jisai turi turėti mamą. Taigi jisai turi mamą Mariją, bet neturi to tikrojo biologinio tėčio. Marija tampa nėščia iš šventosios dvasios. 19 eilutė. Jos vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleisti. Ir apie Juozapą Biblijoje vakar minėjau, kad parašyta labai nedaug. Ir štai paminėta jo tokia savybė, jis buvo teisus. Tai reiškia, jisai buvo Dievo baimingas žmogus, jis gyveno teisų ir Dievui patinkantį gyvenimą. Ir pagal Izraelio įstatymą, jeigu moteris tapdavo nėščia, ne nuo savo būsimo vyro arba turėdavo lytinius santykius iki
vestuvių tai buvo labai didelis nusikaltimas ir jisai buvo baudžiamas mirtimi. Ir Juozapas pagal teisę, jisai turėjo pilną teisę visą tai išnešti į viešumą ir nubausti Mariją. Ir pagal įstatymą ji turėjo būti baudžiama mirtimi, jinai turėjo būti užmėtoma akmenimis. Ir štai Juozapas, jisai buvo teisus. Jūs turbūt galite įsivaizduoti jo situaciją. Štai jis vyras susirado savo mergaitę, už kurios nori tekėti, grįžta namo, ruošiasi vestuvėms, stato namus. Ir štai ateina žinia, aš nežinau, Biblija nesako, kaip jis sužinojo, gal Marija jam pasakė, ko gero, kad jinai laukėsi. Ir tokia žinia turėjo sudaužyti jo širdį. Galbūt ne vienai moteriai, kai pasidaro nėštumo testą, ateina tokios liūdnos mintis. Ai, gal nenoriu aš to vaikelio. Oi, ne, dar ne vienas. Ne šito laiku, kokiu nepatogiu laiku. Ir štai Jėzus, apie nėštumas, apie Jėzų atrodo pačiu nepatogiausiu metu. Tiek Marijai, tiek Juozapui, tiek skausmo, tiek sudužusių širdžių. Bet man kaip moteriai čia labai nuostabu pamatyti Juozapo širdį. Kad teisumas tai nebūtinai reiškia, kad aš visada turiu ginti savo teisės ir jomis pasinaudoti. Tarp kitko krikščionybė ir yra, kad mes savanoriškai atsisakome savo teisių. Taip Juozapas turėjo teisę apginti savo garbę, apginti savo jausmus, apginti savo kaip vyro garbę, kad čia ta moteris paleistuvė, ką jinai čia pridarė. Bet jis nepasinaudojo savo teisėmis. Jisai širdyje nusprendė nedaryti Marijai nešlovės. Ir mes matome, kad Juozapas mylėjo Mariją. Jisai iškėlė jos gyvenimą, jos jausmus, jos ateitį pirmiau negu savo teisės. Ir jisai sumanė tylomis ją atleisti. Tai reiškia, jis sumanė tyliai visą tai nuslėpti, nekelti į viešumą tos nuodėmės ir tylomis tiesiog išsiskirti. 20 eilutė. Kai jis nusprendė tai padaryti, sapne pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į namus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Ir Juozapas nusprendė širdyje pasielgti taip garbingai ir taip nuostabiai. Jis jau nusprendė širdyje tai padaryti. Ir Dievas mato jo širdį. Tas sprendimas buvo be galo sunkus. Ir mūsų, žiūrėkit, gyvenime reikia padaryti kartais be galo sunkius sprendimus. Sprendimus, kurie yra ne mūsų naudai, o kito žmogaus naudai. Ir mes tarsi širdyje mirštame savo, tam, kad padarytume kažką gero kitam. Ir štai Juozapas taip pasielgė jau padaryti širdyje, ir štai ateina Dievas, ir Dievas mato širdį, ir Dievas mato, kad jam reikia padrąsinimo šitame sprendime, kad jis eitų toliau, kad jam nebūtų baisu. Ir štai Dievas siunčia angelą tam, kad padrąsintų Juozapą. Ir angelas sako: Juozapai, Dovydo sūnau, nebijok, sako. Ir tai reiškia, kad jam baisu Juozapai buvo. Jis jautėsi tikrai labai blogai. Ir ne visada, kada mes priimame teisingą sprendimą, ne visada mūsų užplūs labai geros ir teigiamos emocijos. Kartais patys sunkiausi sprendimai mūsų gyvenime yra lydimi baimės, lydimi neužtikrintumo. Bet kai mes pasirenkame padaryti teisingą sprendimą pagal Dievo valią, Dievas ateina ir mums padeda. Ir mus lydi visoje šitoje nelengvoje kelionėje. Ir štai Dievas drąsina Juozapą: nebijok parsivesti savo žmonos Marijos, nes legaliai po sužadėtuvių ji yra jo žmona. Sako, nes jos vaisius yra iš šventosios dvasios. Ir Dievas jam paaiškina, iš kur tas vaikelis atsirado. Kad tai yra Dievo darbas, kad tai yra Dievo valia, kad tas vaikelis gimtų. 21 eilutė.
Ji pagimdys sūnų, čia toliau angelas kalba, ji pagimdys sūnų, kuriam tu duosi vardą Jėzus, nes jis išgelbės savo tautą iš jos nuodėmių. Ir pagal žydų kultūrą vardą vaikui duoda tėvas ir jeigu aš neklystu, dažniausiai pirmagimis paveldėdavo tėvo vardą. Ir štai Juozapas sako, tu duosi. Juozapai duodama garbė suteikti Jėzui vardą. Jėzus reiškia gelbėtojas. Ir angelas jam paaiškina, kad jis, tas vaikelis, išgelbės savo tautą ne iš romėnų priespaudos, kaip žydai tikėjosi, bet iš jos nuodėmių. Taigi pirmas Jėzaus atėjimas į šį pasaulį yra tam, kad jis išgelbėtų savo tautą iš jos nuodėmių. Jėzus yra mūsų gelbėtojas. Gelbėtojas nuo ko? Nuo nuodėmių. 22 eilutė. Visa tai įvyko, kad išsipildytų, kas buvo viešpaties pasakyta per pranašą. Ir kaip aš minėjau, Mato tikslas yra parodyti žydams, kad Jėzus yra tas ilgai lauktas Mesijas, kuris buvo išpranašautas Senajame testamente. Dėl to jis labai daug cituoja Senąjį testamentą, nes tuo metu, kai Jėzus gyveno, buvo tik Senas testamentas. Ir štai Matas cituoja Seną testamentą, kuriame jau prieš 100 metų buvo išpranašauta. Kas buvo išpranašauta? 23 eilutė. Štai mergelė pradės įsčiose ir pagimdys sūnų ir jį pavadins Emanueliu. Tai reiškia Dievas su mumis. Ir tas ženklas, tas stebuklingas ženklas, kuris jau lydi Jėzaus atėjimą, tai yra, kad mergelė, tai yra nekalta, lytinių santykių neturėjusi mergelė pastoja. Tai yra ženklas, tai yra stebuklas, kad tai yra būtent Mesijas, kad mergelė pagimdys sūnų ir jį pavadins Emanueliu. Koks nuostabus vardas. Aš atsimenu, dar net netikėjusi buvau, kai perskaičiau šitą vardą ir sakiau, kai aš turėsiu vaiką, jo vardas bus Emanuelis. Ir taip ir yra mano vieno sūnaus vardas, yra Emanuelis. Ir kiekvieną kartą aš, kai sakau šitą vardą, man tiesiog labai šilta širdyje, nes tai reiškia Dievas su mumis. Emanuelis, Jėzus, Dievas su mumis. Dievas vaikščiojo šitoje žemėje. Jūs įsivaizduojat? Kūrėjas tapo kūriniu. Kūrėjas, kuris sukūrė žmogų, pats tapo žmogumi ir vaikščiojo ir gyveno tarp mūsų. Mes kartais sakome, oi, Dievas niekas niekada nematė, koks tas Dievas yra? Ir Jėzus, Jono Evangelijos sako, jūs matote mane, jūs matote tėvą. Taigi, kai skaitote Evangelijas jūs ir matote, ką veikia Jėzus, ką sakė Jėzus, tai tas pats, kas žiūrėti į Dievą, koks yra Dievas, kaip jis elgtųsi šitoje žemėje, kaip jis gyventų. Taigi Jėzus, Emanuelis, Dievas su mumis. Kokia džiugi žinia, kokia nuostabi geroji naujiena, kad pats Dievas nužengė iš dangaus tam, kad mus išgelbėtų, tam, kad gyventų su mumis ir tam, kad mus išvaduotų iš nuodėmių. 24 eilutė. Atsikėlęs Juozapas padarė taip, kaip viešpatės angelas jam įsakė ir parsivedė žmoną pas save. Taigi mes matom, ta santuoka pereina į kitą lygį, tai yra iš sužadėtuvių po sužadėtuvių, sužadėtinis grįžta pas sužadėtinę, įvyksta nuostabios vestuvės ir sužadėtinė, jau tada vyras pasiema žmoną, parsiveda ją pas save namo ir jie gyvena kaip šeima. Ir mes matome, kad tos vestuvės įvyko, aš nežinau, ar jos buvo didelės ar nedidelės, bet vestuvės įvyko ir aš iš švento rašto kaip suprantu, kad niekas kitas, daug žmonių nežinojo, kad Marija būtent laukėsi ir ne nuo Juozapo. Ir jisai ją parsiveda kaip pas savo žmoną ir po to mes iš rašto matysim,
kad visi galvoja, kad Jėzus yra Juozapo sūnus. Ir matyt, tas nėštumas ir santuoka įvyko labai greitai, didelis laiko tarpas neįvyko, nes kai gimė Jėzus, visi galvoja, kad tai yra Juozapo sūnus. Ir niekas nebadė Marijos pirštais, kad va, čia kažkokia paleistuvė, neaišku, iš kur čia tas kūdikis atsirado. 25 eilutė. Jam, tai yra Juozapui, negyvenus su ją kaip vyrui, jį pagimdė sūnų, kurį jis pavadino Jėzumi. Ką reiškia jam negyvenus su ją kaip vyru? Tai reiškia, kol Marija buvo nėščia, jisai neturėjo lytinių santykių su Marija. Ir tai nereiškia, kad jie vėliau neturėjo santykių. Jie vėliau gyveno kaip vyras ir žmona, mes matysime toliau, tai mato Evangelijoje, minimi kiti Marijos vaikai, bet iki Jėzaus gimimo jis negyveno su ją, kaip su savo žmona, tai yra neturėjo lytinių santykių. Tai dar vieną, aš matau Juozapą kaip tikrai labai nuolankų žmogų, kuris iškėlė Mariją aukščiau negu savo poreikius. Visi nepasakė, nu žmona, come on, einam. Jisai 9 mėnesius ir dar daugiau, nes pagal žydų įstatymą po to, kai moteris pagimdo ir ypač berniuką, vyrui negalima su ją miegoti, turėti lytinių santykių po gimdymo keletą mėnesių, aš dabar tiksliai nepasakysiu, gal vėliau pasižiūrėsiu, bet tikrai keletą mėnesių dar. Tai Juozapas su savo žmona negali pasidžiaugti tais kūniškais malonumais ir jisai kantrus, jisai laukia tiek, kiek reikia, jis parsiveda žmoną ir laukia tiek, kiek Dievas jam pasakė laukti. Ir štai mes matome tikrai nuostabų Juozapo paveikslą, nuostabų vyro, nuostabų Dievą mylinčio žmogaus paveikslą. Ir jisai, tas žmogus, buvo Jėzaus patėvis, įtėvis, kaip čia pasakyti, globėjas. Ir su tokiu žmogumi Jėzui teko garbė užaugti.